Sveiki. Šiame kurse kalbėsim apie krūminių dantų plombavimą. Krūminio danties plombą galim pavadinti įvairiai. Tai gali būti tiesiog plomba, tai gali būti estetinė restauracija, tai gali būti funkcinis estetinis plombavimas. Kaip be pavadinsim, principas išlieka visiškai tas pats. Tai yra kompozitu atstatyta danties ertmė, kuri finale gali atrodyti šiek tiek geriau arba šiek tiek prasčiau, priklausomai nuo to, su kokiu pacientu dirbam, kokį priėjimą turim, kokias žinias turim, kaip gerai tą dieną sekasi, kiek laiko pasiskiriam ir taip toliau. Lūkesčiai pas mus visus greičiausiai yra pakankamai dideli. Mes visi mėgstam savo darbą, mes visi mylim, ką darom ir kai tenka savo darbą atlikti, dažniausiai visi tikimės, kad tą atliksime kiek įmanoma geriau. Kalbant apie krūminių dantų restauracijas, greičiausiai, jeigu tik galėtume, kiekvienam savo pacientui norėtume atkurti dantį taip, kad atkurtas dantis atrodytų taip, kaip jis atrodė iki atkūrimo, kaip jis atrodė ką tik išdygęs. Su natūralia anatomija, su išraiškinga anatomija, su restauracija, kuri būtų vizualiai gražiai integruota į okliuzinį paviršių, kur nesiskirtų spalva, kur galėtume atstatyti tam tikrus niuansus, kurie suteikia dančiui gyvumo. Šiame pavyzdyje matom šiek tiek pasukčiautą atvejį. Ir jeigu tik yra galimybė nukopijuoti danties paviršių prieš restauraciją ir su restauracija tiesiog atkurti tai, kas buvo gamtos, aš visada tą ir pasirinksiu. Aš žinau savo limitus, žinau, kad taip gerai atkurti krūminio danties morfologijos, kaip yra sukūrus gamta, aš tikrai nemoku. Aš galiu pasistengti, aš galiu būti arti to, bet tikrai taip gerai neatkursiu. Tai jeigu galiu nukopijuoti, aš tą pasistengsiu ir padaryti. Tai yra kompozitinė restauracija, kuri yra atlikta su silikoninio štampuko pagalba. Tačiau tą patį galima atkurti ir laisva ranka. Jeigu sąlygos yra tinkamos, priėjimas prie darbinio lauko yra geras, yra pakankamai laiko skirta pacientui, restauracijos pačios nėra iš savęs labai sudėtingos, tai mes pakankamai natūralų okliuzinį paviršių galime atkurti kompozitu ir laisva ranka tiesiog sluoksniuojant kompozitą ertmėje. Priklausomai nuo to, vėlgi, kokią situaciją mes turėsim, išraiškingumas anatomijos gali būti labiau išraiškingas, gali būti mažiau išraiškingas. Galim naudoti skirtingas medžiagas, šiuo atveju matot su flow kompozitu atstatyto okliuzinį paviršių ir galim matyti, kaip medžiagos pasirinkimas ir tai, kaip mes tą medžiagą valdom su savo instrumentais, gali įtakoti, kokį okliuzinį paviršių mes finale turėsim. Jeigu skubam, dirbam su pasiniais kompozitais, ta anatomija gali atrodyti mažiau išraiškinga arba labiau priklausomai nuo to, kiek daug laiko mes tam turim, kiek daug darbo mes skirsim. Gali kilti natūralus klausimas, ar verta krūminius dantis plombuoti gražiai. Tai nėra estetinis plombavimas, kurį pacientas matys. Nėra labai daug pacientų, kurie ateina į kliniką ir prašo gražiai suplombuoto krūminio danties su gražiai padažytom vageliam. Kartais pasitaiko, galim padėkoti socmedijų kartos pacientam, kurie prisižiūrėję gražių Instagramo postų gali prašyti tų gražių restauracijų. Bet paėmus vidutinį pacientą, greičiausiai jam tikrai nerūpės, kaip atrodo tas krūminis dantis. Jeigu mes užplombavę dantį turėsim dantį, ar pacientas turės dantį, su kuriuo jisai gali kramtyti, kuris yra patogus, kuris yra nejautrus, tai ar tą anatomiją mes atkursim ar ne, greičiausiai pacientui labai nerūpės. Ir galim pradėti galvoti, ar verta mums skirti tą papildomą laiką krūminio danties restauracijom, jeigu kliniškai tas neturi tiek daug reikšmės. Vėlgi, galim kalbėti apie funkciją, kiek mūsų atstatyta anatomija įtakos paciento kramtymo efektyvumą. Asmeniškai manau, kad jeigu mes kalbam apie vieno danties restauraciją ir kelių dantų restauracijas, greičiausiai labai didelio skirtumo mes neturėsim. Ar tai bus plokščia plomba, ar tai bus gražiai anatomiškai atstatyta plomba. Bet filosofiškai galvojant, greičiausiai, jeigu aš galiu padaryti tą restauraciją geresnę, kodėlgi to nepadarius. Ir šita mintis man labai gražiai surezonavo vienam Lego muziejui perskaičius Lego įkūrėjo mintis, kad pirmoji Lego gamykla, kuri net negamino Lego kaladėlių, o gamino medinius žaislus vaikams, turėjo iškabą
fabrike, ant kurios buvo užrašyta, kad only the best is good enough. Na, greičiausiai buvo užrašyta ne angliškai, o daniškai, bet idėja yra labai paprasta. Jeigu mes gaminam kažką vaikai nusipelno geriausio, kas gali būti, todėl mes turim stengtis maksimaliai gerai, kad tą geriausią mes vaikam ir sukurtume. Ir pagalvojau, kaip šitam kontekste kartais liūdnai atrodom mes kaip profesija, kai pradedam kalbėti apie darbo efektyvumą, našumą, kaip reikia optimizuoti tam tikrus dalykus ir kartais aukojant tą kokybę, pasislepiant po tuo good enough dalykų, kai mes nesiekėm to geriausio, kas gali būti, mes ne visada galim pacientam pasiūlinti geriausia, kas gali ir iš esmės galbūt kažkiek prarandam galimybės tobulėti savo profesijoje ir siekti kažkokių geresnių rezultatų. Kalbant apie tai, ar verta skirti daugiau laiko, galim pažiūrėti, kaip tos restauracijos tarnauja laike. Visi žinom, kad tik įdėjus kompozitą į dantį, suformavus anatomiją ir jį nupoliravus, dažniausiai mes pacientai išleidžiam laimingi, kad padarėm gerą darbą, nes tą pačią dieną padarytas darbas visada atrodys labai gerai. Taip pat gerai kompozitas atrodys ir po kelių savaičių. Nusidėvėjimas dar nebus pakankamai išaiškingas, blizgumas, nepaisant kompozitų skirtingų gamintojų, greičiausiai irgi bus pakankamai geras ir integracija bus išlikus pakankamai gera. Bet kompozitas kaip medžiaga nėra labai gera medžiaga odontologijai. Iš restauracinių medžiagų, ką mes galim pasiūlyti pacientam, tai viena yra prastesnių medžiagų, lyginant paėmus visą visumą odontologinių restauracinių medžiagų su visais laboratoriniais kompozitais, laboratorijoje pagamintom keramikiniam restauracijom. Net ta pati amalgama, nepaisant jos galimai toksinių savybių ir komplikuoto aplikavimo, irgi ilgamžiškumu tikrai pranoksta kompozitą. Kompozito privalumai yra keli. Tai jis yra pigus ir greitas aplikuoti. Reiškia, per vieną vizitą mes galim atstatyti dantį, net pakankamai didelius defektus, sutaupydami tiek savo, tiek paciento laiko ir išvengdami laboratorinių kaštų. Bet tai nereiškia, kad ta medžiaga yra tikrai geriausia. Dar taip pat galim kalbėti ir apie mažesnį invaziją. Taip, daugumai tiesioginių restauracijų mes galim dantį preparuoti mažiau nei netiesioginiam, bet su šiuolaikiniam technologijom ir šiuolaikiniam keramikom ta riba irgi pamažu dingsta. Tai didžiausias kompozitų trūkumas mano galva yra tai, kaip jie dėvisi ir kiek laiko jie tarnauja. Tai tikėtina, kad kompozitinės restauracijos, kurias mes siūlom savo pacientam, jos netarnaus taip ilgai, kaip laboratorijai pagamintos restauracijos, ir tai yra normalu. Tai mes renkamės paprastesnę medžiagą, kuri paslauga atliekama greičiau, paslauga atliekama pigiau, kas yra normalu, kad ir tarnavimo laikas negali būti toks pats. Taigi pažiūrėkim, kaip kompozitai atrodo laikui bėgant. Šiame pavyzdyje matot restauracijos, kurios yra po metų laiko. Restauracijos nėra poliruotos papildomai, aš netikiu krūminių dantų kompozitinių restauracijų poliravimo periodiškai, nes iš esmės tą reikėtų daryti greičiausiai kas pusmetį ar metus ir jeigu tikrai kiekvieną pacientą pasikviestumėt nusipoliruoti okliuzinius užpildus, kas pusę metų, po kokių 5-6 metų darbo vien tik su kompozitais, greičiausiai naujų kompozitų jau ir nebedėtumėt, o tik tais poliruotumėt prieš tai įdėtus kompozitus. Reiškia, nebūtų laiko niekam kitam. Taigi, vėlgi, restauracijų integracija atrodo nebloga, blizgumas išlikęs vis dar neblogas. Po 1,5 metų, kitas atvejis, šiek tiek kitokia situacija. Šitas atvejis ganėtinai įdomus, nes nusprendžiau, kadangi tai bus 3/4 to paties paciento. Keisdamas senas restauracijas, panašių laikų nusprendžiau išbandyti, palyginti, kaip skirtingi kompozitai toj pačioj burnoj, tam pačiam sukandime tarnauja. Ar bus skirtumas ar ne. Nes dažniausiai gamintojai deklaruoja, kad jų kompozitas yra geresnis už kitą, kiekviena nauja kompozito linija išėjusi greičiausiai deklaruos geresnės mechaninės savybės, visi didžiuojasi geru blizgesio išlaikymu. Tačiau klinikiniai praktikoje aš pastebėjau, kad ne visada tie gerai blizgantis kompozitai blizga ilgą laiką. Arba vieniem pacientam jie blizga ir blizgumas išlieka, kitiem to nesimato, nors protokolai yra absoliučiai tie patys. Taigi, atstačius kelis
dantis su skirtingais kompozitais vieną šalia kito, tuo pat metu mes galim tokią mažą split mouth studiją pasidaryti ir pasižiūrėti, ar mūsų rankose skirtingi kompozitai veikia taip pat, ar skirtingai, ir galbūt tada išsirinkti geresnę ar prastesnę medžiagą priklausomai nuo to, kokių rezultatų mes norime. Taigi kompozitai naudoti šiuose plombavimuose buvo Spectra, GC Accordas ir Majesty. Kuris dabar tikrai nepasakysiu, bet galit matyti, kad labai didelio skirtumo bent jau iš paviršiaus tekstūros nėra. Jie nebeblizga taip, kaip išpoliruoti pirmą dieną, yra šioks toks blizgesio praradimas. Iš principo visos restauracijos atrodo vis dar neblogai su šiokiu tokiu blizgesio praradimu. Na ir čia, manau, yra tokia pirmoji ir didžiausia kompozito limitacija, su kuo mes iš esmės turim susitaikyti. Visi kompozitai praras blizgumą po kokių metų laiko. Retkarčiais galite rasti tam tikrus kompozitus, kurie tarnaus šiek tiek geriau. Ir galite pastebėti, kad priklausomai nuo paciento tas skirtumas irgi bus matomas. Vieniem pacientam plombos nusidėvi greičiau, kitiem pacientam šiek tiek lėčiau. Ir čia mes turim begalę faktorių nuo mitybos, funkcijos ir parafunkcijos, rūgštinės terpės burnoj, priežiūros, kokios dažnos higienos yra ir kaip jos atliekamos. Tai tarkim, šiuo atveju mes turim pacientą, kuris tikrai gerai prižiūri dantis ir vaikšto į labai reguliarias higienas, nes, kaip matom, yra attachmentai ant dantų, atliekamas ortodontinis gydymas. Taigi tai gali turėti netgi ir šiokią tokią neigiamą įtaką, jeigu higienos dažnai atliekamos su oro abrazijos sistemom ir paskui kompozitai nėra papildomai nupoliruojami. Tai tas prisideda prie mūsų kompozito paviršiaus degradacijos. Restauracija po 3,5 metų, ir tai toks visiškai kontroversiškas ir visiškai priešingas atvejis, tai buvo ganėtinai greitai padarytos restauracijos. Pacientas atvyko dėl skausmo, turėjau labai ribotą laiką, per valandą laiko reikėjo atstatyti abu prieškrūminius dantis, taigi neliko laiko gražiai ir tvarkingai anatomijai, bet buvo pakankamai laiko, kad galėčiau tas restauracijas padaryti funkciškas, su lygiais, gražiais išpoliruotais paviršiais. Ir matom pagal kompozito blizgumą, ten kur fotoaparato blykstės atspindys nuo danties pereina į kompozitą, matom, kad emalio blizgumas ir kompozito blizgumas yra beveik toks pats. Kompozitas naudotas bus vienas iš tų 3, ką ir matėm prieš tai buvusiam atvejai. Tikrai neatsimenu, kuris tiksliai. Ir matom, kad nusidėvėjimas yra mažesnis. Tai kompozitas yra mažiau padilęs ir blizgumo praktiškai esam nepraradę. Tai panašu, kad tiesiog dėl paciento prastų individualios burnos higienos įpročių ir nesilankymo pas odontologą, reiškia per tą periodą, per šitus beveik 4 metus, tarp nuotraukų, kai buvo atlikta restauracija ir ką mes matom dabar po 4 metų, jisai nesilankė nei pas odontologą, nei pas higienistą, reiškia, negavo ir to galimo neigiamo oro abrazijos sistemų poveikio. Tai tikrai nereiškia, kad rekomenduokit pacientam nesivalyti dantų ir nesilankyti higienose, tačiau žinokit, kad tai yra faktoriai, kurie gali įtakoti, kodėl jūsų restauracijos arba vieniem pacientam jūsų restauracijos tarnauja šiek tiek geriau, o kitiem šiek tiek prasčiau. 4,5 metų, nuo 17 iki 22 metų follow-upas šio paciento. Tuo metu dirbau su GC Essentia ir sakyčiau, kad ganėtinai reprezentatyvus atvejis. Blizgumo išlaikymas šio kompozito yra tikrai neblogas ir galbūt net šiek tiek geresnis nei kai kurie sekantis universalūs kompozitai, kurie į rinką atėjo šiek tiek vėliau. Bet tai nėra kažkaip mokslų pagrįsta, tai daugiau mano asmeninės įžvalgos, ką aš matau stebėdama savo pacientų follow-upus. Pakankamai didelė restauracija 46 danties srityje. Pacientas nenorėjo netiesioginės restauracijos, teko tokį tiesioginį užklotą konstruoti paciento burnoje. Ir net ir turint tą didesnį defektą, nei kompozito indikacijos mums leidžia teoriškai atlikti, mes vis tiek galime matyti, kad ta restauracija tarnauja visai neblogai. Taigi kompozitas net ir būdamas pakankamai prasta restauracinė medžiaga, tuo pačiu kartais galimos ir ganėtinai pozityviai nustebint, parodyti, kad galim kartais turėti geresnius rezultatus, nei mes tikimės iš tos ganėtinai prastos medžiagos.
Taigi, blizgumo išlaikymas pakankamai neblogas, integracija nebloga, perėjimas tarp danties ir kompozito kažkur gali matyti jau šiokius tokius aižėjimo požymius. Ir vėlgi tai daug faktorių, kodėl taip atsitinka. Kramtymas, funkcija, galbūt negerai nupoliruotas perteklius, kuris nebuvo gerai prisibondinęs. Tie tokie nutrupėjimai ir mažos pigmentacijos tarp danties ir restauracijos, mano supratimu, nereikalauja iš karto restauracijos perdarimo. Galbūt reikėtų iš pradžių mėginti tiesiog restauraciją pripoliruoti, peržiūrėti, ar ta infiltracija eina giliau ir tada galvoti, ar nereikėtų tos restauracijos keisti. Na ir keli ilgesni follow-upai. Tai šiom restauracijom yra daugmaž 5 metai. Vėlgi GC, Essential, Universal šiuo atveju tikrai buvo naudota, nes tam periode tuo metu dirbau praktiškai vien tik su šita medžiaga ir gali matyti, kad antrųjų krūminių dantų srityje nusidėvėjimas yra intensyvesnis, tai visiškai normalu, kramtymo krūvis ten yra didžiausias. Nudilimas kompozitų irgi bus labiausiai išreikštas. 5 metai 9 mėnesiai. Matom, kad integracija šio kompozito galbūt nėra tokia gera. Matosi ryškesnis perėjimas tarp kompozitų ir danties. Vėlgi, gali būti naudojamos adhezinės sistemos poveikis, galbūt per storas adhezyvos sluoksnis paliktas, galbūt tam tikra sluoksniavimo technika naudota ar per daug modeliavimo dervos, dėl ko ši kompozitinė restauracija atrodo šiek tiek prasčiau. Kita vertus, dabar turbūt ilgiausias dokumentuotas follow-upas, kurį turiu, neseniai pasirodė pacientė, kuriai 2017 metais atstatėm visus ketvirčius, pakeitėm senas restauracijas. Na ir taip atrodo kompozitinės restauracijos po 8 metų. Tai grįžtant prie pirminio klausimo, ar verta skirti laiką, kad atstatytume gražesnį okliuzinį paviršių, ar jisai išlaikys tą laiko testą ir atrodys gerai po kiek laiko, aš manau, kad taip. Po 8 metų visas tas darbas, kurį aš sudėjau į anatomijos atstatymą, jisai vis dar yra matomas. Reiškia, rezultatą galiu matyti ir po 8 metų. Tai yra visiškai normalus kompozitinių restauracijų gyvavimo ciklas. Žiūrint į situaciją pacientės burnoje, galima tikėtis, kad jeigu burnos priežiūra netaps geresnė, tarpdančių priežiūra netaps geresnė, galim tikėtis kažkokio antrinio pažeidimo, nežinau, už kokių 2, 3, 5 metų ir galbūt tada reiks tą kompozitinę restauraciją pakeisti. Manau, visi sutiksim, 10 metų kompozitiniai restauracijai krūminio danties srityje yra tas toks turbūt vidurkis, kurio mes tikimės iš savo restauracijų, kiek turėtų jinai tarnauti.